Gėda. Šį kaustantį jausmą pažįstame kiekvienas, tačiau iš tiesų apie jį žinome nedaug. Kokia tikroji gėdos kilmė ir kaip ją įveikti? Apie tai ir kalbėsiu šiandien. Gėda nėra nei gimta, nei paveldėta. Šis itin nemalonus, toksiškas gėdos jausmas turi du galimus šaltinius - mūsų pačių patirtis ir mūsų giminės sistemos patirtis. Abiejais atvejais gėda yra įgyta. Ją galėjo jausti mūsų protėviai, mamos, tėvai ir seneliai. Savo skausmingose patirtise taip ir likę gyventi su gėdos jausmu. Kaip savo giminės sistemos dalis, galime šį nemalonų jausmą perimti, įgyti iš savo vadinamosios giminės sielos. Tačiau tai vyksta itin retais atvejais. Paprastai gėda yra mūsų pačių per asmeninės gyvenimo patirtis įgytas jausmas. Nei vienas individas negimsta su gėdos jausmu. Dėl gėdos žmonės neapkenčia savęs, šį siaubingą jausmą skandindami priklausomybėse. Gėda verčia susigūžti, jis stabdo gyvenimą. Gėda nudažo pasaulį tik dviem spalvomis - juoda ir balta. Ir veda į depresiją. Mes neretai klaidingai galvojame, kad gėda mus aplanko dėl mūsų galimai klaidingų veiksmų, kuriuos mes padarome būdami vaikais. Visgi tai mažai susijęs su mūsų veiksmais, tačiau itin stipriai susijęta su tuo, kas esame iš esmės, iš savo prigimties. Gėdos jausmas reiškia, jog viduje turiu standartą, kurio aš netitinku. Šis iškreiptas paveikslas matymo, koks turėčiau būti, kaip turėčiau elgtis ar kaip turėčiau atrodyti, formuojasi mūsų pirminiais metais sociume, bet dar stipriau šeimoje. Kai mes esame sugėdinami dėl savo sudėtinių savybių, prigimties, natūralumo ar išvaizdos, pradedame tai iš savęs išstuminėti. Ir taip gimsta gėdos atsakas. Gėda ateina iš pajautimo. Aš pats esu klaida. Gėda nėra emocija pati iš savęs, kaip esame linkę manyti. Tai labiau jutiminis biologinis atsakas į grėsmę ir jausmą, kad turiu kažko savyje atsisakyti. Pavyzdžiui, vaikas mamos sugėdinamas dėl savo jautrumo. Mama jam sako, ko čia verkšleni? Vaikas pradeda suvokti, kad jo jautrumas šeimoje nėra priimtinas, todėl reikia jį nuo kitų slėpti ir tarsi iš savęs išstumti. Dėl to, kad savyje turiu kažko atsisakyti, pradedu jausti gėdą, nes vadinasi, ne viskas su manimi yra gerai. Savaime tuomet vyksta vidinis kilimas ir formuojasi vidinė tuštuma su savisauga, išstumiant tai, dėl ko esu nepriimtas ir prastas. Gėda formuojasi ryšyje, santykyje su tėvais. Kaip vaikai turime daug poreikių - meilės, saugumo, išmilavimo. Ir jei to negaliu gauti, vadinasi, nesu to vertas. Tyrimai rodo, jog net ką tik gimęs kūdikis gali pradėti jausti gėdą dėl to, kad mama nepalaiko pakankamai akių kontakto ar nesuteikia tokio šilto glėbio, kuris vaikui įrodytų: aš vertas meilės, aš puikus, galiu būti toks pilnai, koks esu. Kadangi vyksta atmestųjų dalių išstumimas ir formuojasi įsitikinimas, jog manyje trūksta kažko, kad būčiau pilnavertis ir mylimas, žmogus tarsi apsipina savo įsitikinimu, kurį nešis per gyvenimą. Su manimi kažkas negerai. Nepriėmimą ir atstumimą patiriantis vaikas turi du kelius. Pradėti galvoti, kad tėvai yra blogi, neatsakingi ir negebantys sukurti man tokių sąlygų, kokių man būtinai reikia, kad jausčiausi gerai. Ir priimti manęs visumoje, koks esu. Antrasis būdas
būtų viską nukreipti į save, formuojant įsitikinimą. Kažkas su manimi negerai. Ir turiu atsisakyti savyje tam tikrų dalių, kad gaučiau, ko man reikia ir būčiau priimtas. Kai būsiu tobulas, mane mylės, taip kaip mano širdis trokšta. Kadangi pirmasis būdas išgyventi bandančiam vaikui yra per daug pavojingas ir verčiantis vaiką išeiti iš iliuzijos apie tėvus, psichika pasirenka antrąjį variantą. Taip žmogus, kuris pataps suaugusiuoju, pasmerkiamas išgyventi stiprią vidinę gėdą, kurią maskuos ir slėps net nuo savęs. Šis žmogus visą gyvenimą tarsi bandys įtikti į kažkieno suformuotą ir taip savo suvoktą standartą, koks jis turi būti, ir kad būtų tinkamas, mylimas ir priimtas tik tokiu būdu. Jis gali būti nuolat kankinamas perfekcionizmo ir dėl šio bruožo atidėlioti veiksmus, vengdamas susidurti su galimomis klaidomis ir tariamu savo netobulumu. Jam atrodo, kad viskas, ką jis darys, niekada iki galo nebus tiek tobula, kiek reikia jo pripažinimui ir priėmimui. Prokrastinacija, vengimas, vėlavimas – tai tik keletas iš mechanizmų, kurie stipriai įsišaknyja žmogaus viduje, kuris bando sukontroliuoti aplinką ir galimus rezultatus, kad tik išvengtų gėdos pasikartojimo. Kaip įveikti gėdą? Šio žmogaus gijimui būtinas šilto ryšio patyrimas. Tai, kas nutrūko ryšyje, tik ryšyje gali būti ir išgydyta. Vaikystėje šiame žmoguje nutrūko jo kontaktas su savo vientisumu, matymu savęs kaip sveiko, pakankamo, iš prigimties tobulo žmogaus, kuriame nieko nereikia keisti. Jo gyvenimo užduotis – susigrąžinti šį šiltą žvilgsnį į save. Pasiūlysiu tau akimirką atsikvėpti į kontaktą su savimi. Pasiruošk mažą, bet kokios spalvos pagalvėlę. Įsitaisyk patogiai ir švelniai užmerk akis. Pasiimk pagalvėlę į rankas ir susijunk su savo vidiniu vaiku. Pamatyk šią mergaitę ar berniuką, kurį šią akimirką laikai savo rankose. Kiek šiam vaikui metų? Kaip jis atrodo? Kaip tau atrodo? Kaip šis vaikas jaučiasi? Kaip jis ar jie apie save galvoja, kuo tiki? Tavo vidinė užduotis yra suprasti šį vaiką ir dovanoti jam tai, ko trūksta jo širdyje. Jausdamas iš vaiko tekančias būsenas, ką šią akimirką norėtum jam ar jai pasakyti? Gali surasti žodžius, kurie teka iš tavo širdies, arba ištarti šiuos. Aš matau tave. Tu nuostabi, tu nuostabus. Priimu tave, koks esi. Priimu tave, kokia esi. Didžiuojuosi tavimi. Tau visko užtenka. Aš visada tave mylėsiu. Mylėsiu tavo jautrumą ir netobulumą.
Priimsiu tavo emocijas ir tavo pyktį. Mylėsiu tave už tavo klaidas ir už pasiekimus. Mylėsiu ir priimsiu tave, nes savaime esi mano akise tobulas visatos kūrinys. Aš matau tave. Gėda tirpsta po truputėlį, kai dovanojame ryšį ir pildome vaiko širdį. Jis tuomet pradeda įsisąmoninti ir suprasti. Viskas su manimi gerai. Aš mylimas, aš kupinas. Esu nuostabus toks, koks esu. Tuomet gijame ir mes, kaip esybė. Linkiu nuostabaus ryšio.